manau, kad atradimų programa yra įdomi tuo, kaip reiškinys ir svarbi turbūt kiną ragaujantiems ir tokiems labiau gurmaniško skonio žmonėms, kad tu garantuotai joje nepamatysi garsių vardų labai, ypatingai režisierių prasme. Tu visą laiką kažką atrasi, tai yra vardai, kurie žengia pirmosius žingsnius ir kur galbūt po 5 metų mes sakysim, taigi Kino pavasarį atradimų programą rodė šitą merginą, kuri dabar yra naujasis Tarantino. Aš sakyčiau, kad jeigu reiktų išvardinti 5 filmų, kuriuos atkreipti dėmesį, aš galbūt pabandysiu taip topo principų juos išvardinti. Vienas filmas, kuris didelis hitas Islandijoje pačioje, kuris pasakoja apie Islandiją prieš krizę, bet jos herojai jau dabar yra, jau filmo metu yra krizėje. Tai 3 tokios susipinančios istorijos apie dvigubus gyvenimus gyvenančius žmonės. Tai filmas vadinasi Gyvenimas akvariume. Kitas filmas vadinasi Gėlės ir irgi įdomus savo tokiu egzotiniu požiūriu, nes tai yra baskų filmas. Mes pakankamai mažai baskų kino matom kaip po tokio. Jo apskritai nėra labai daug. Ir šitas filmas vienas iš tokių labiausiai pagirtų baskų pastarųjų kelių metų, gal net 10-mečių filmų. Apie moterį, kuri kasdien mįslingai gauna gėlių, neaišku nuo ko. Ir toks melancholiškas detektyvas, kur visą laiką yra intriga, kas tas gėlės siunčia ir kas čia vyksta. Ir su daugeliu temų, kurios yra ir meilė, ir prisiminimas, ir mirtis, ir visa gėlių simbolika. Kitas filmas, kuris irgi savotiškai įdomus, yra galbūt daugiau ne dėl kilmės šalies. Tai yra įdomu tuo, kad kanadiečiai filmą kuria Norvegijoje norvegiškai, nemokėdami tos kalbos. Bet tai galbūt nėra svarbus akcentas, o svarbus akcentas yra jo muzikalumas, kad tai kuria vienos kanadiečių grupės We Are The City narys, būgnininkas, kuris filmą konstruoja kaip dainą, kuriame yra dainos struktūra ir ypatingai priedainiai, kurie kas kažkiek laiko atsikartoja. Tai formos prasme filmas yra labai unikalus ir įdomus ir jame pasakojama istorija merginos, kuri patiria tragišką įvykį ir prisimena žmonės, kurie ją mylėjo gyvenime. Tai 5 žmonės, 5 istorijos, atskirtos, kaip minėjau, tokiais keistais intrapais, priedainiais, tokiais labai atmosferiniais dalykais. 4 filmas įdomus tuo, kad jis laikomas iranietišku spageti westernų su vampyrais. Čia, aš nežinau, skamba kaip tobulas B kategorijos filmo apibūdinimas, bet įdomu tai, kad iranietiška jo kilmė, nors aktoriai ir muzika yra iranietiška. Režisierė tuo tarpu yra gimusi Amerikoje, nors turinti Irano šaknų, ir filmas filmuotas Kalifornijoje, kuris iš tikrųjų mes labai retai tai kada būna, kai tu Kalifornijoje filmuoji filmą apie Irano, ne tai kad kasdienybę, bet gyvenimą. O filmas, kuris man daugiausiai suteikė kaip kinematografinio pasitenkinimo ir kurį tikrai nuoširdžiai rekomenduoju, ir aš manau, kad net nežinodamas visos Kino pavasario programos nuodugniai garantuoju, kad tai bus absoliučiai vienas geriausių filmų Kino pavasaryje ir apskritai vienas geresnių filmų, kuriuos šiemet mes pamatysime. Naujienų medžiotojas tai yra komedija, tokia juoda komedija apie visą tai, kaip iškreiptai su mumis elgiasi ir mes elgiamės su žiniasklaida ir kaip žiniasklaida manipuliuoja lengvai žmonių matomais dalykais. Ir kaip žinios konstruojamos gyvų laikų, ten, aš manau, žurnalistikos studentams tai čia yra iš vis auksas pamatyti tą tokią juodąją žinių konstravimo pusę. Tikėtis, kad išeis filmas, kuris susprogdina visą tai, ką tu gyvenime matėjai, tai nutinka kartą į kelis metus. Ir aš tikiuosi, kad šitam Kino pavasarį bus tokių filmų. Bet jos labai dažnai sukuria brandus kūrėjai, kur jie tiesiog nebuvo priimti šitą programą, nes jiems yra skirtos kitos programos. Tai nereiškia, kad Kino pavasarį tokio filmo nebus, bet atradimuose mes daugiau turim tokių daug vilties teikiančių režisierių, kurie ateityje gali būti kai kurie iš jų tikrai dideli riebus dėdės savo gale kine.